Diena Latvė apie pasirinkimą. Po daugelio metų savęs paieškų persisutinau tamsa. Savęs paieškos. Pastaruoju metu mane persekioja klišės, užmaršties bija tamsūs sutvėrimai. Sprūsta, limpa kur papuola, nors svarbiausia šioje istorijoje bus ne tamsa, o pasirinkimas. Išties ilgokai ieškau, kur padėti save. Ieškau vietos nykioje humanoidų planetoje. Nevaidinsiu nesąmoningoje pjesėje, neapsimetinėsiu, neapgaudinėsiu, noriu, kad kiti priimtų mane tokią, kokia esu. Ar prašydama neįmanomo erzinu likimą? Jei neskausmingai apšlifuočiau vidinę jausmų sumaištį, galbūt rinkdamasi terpę prisitaikysiu prie jūsų? Kaip žinosiu, ar teisingai pasirinkau? Po metų, 10 gal gyvenimo pabaigoje, kuomet nei manęs niekam, nei man nieko nebereikės. Klysti ir nesuklysti, rinktis ir pasirinkti. Ieškodama atsakymų dažnai pasiduodu impulsyviam instinktui, akimirksniu apsispręsdama. Vakar mečiau užknisusi darbą nykioje advokatų kontoroje. Išėjau į niekur. Negailiu tuščiai pramurksotų dienų viename iš 2 stikliniais fasadais žaižaruojančių biuro bokštų miesto centre, kur rytais ant 10 aukšto palangės, sodri kalijos lapų žaluma guodžiamai žybčiojo šykščioje žiemos saulėje ir kartą atvėrė visai kitą erdvę. Ankstyvo saulėtekio šviesai sulydžius automobilių aikštelėje mašinų stogus, į virpančią įkaitusios geležies masę, juodų pumpurų nušvitęs tolumoje dunksantis belapis parkas akimirkai virto šlapia horizonto drūžle. Prieš dingdama drumzlinuose debesyse saulės spinduliai švelniai brūkštelėjusi medžių kamienus, ant parko pažėrė 1000 šviesulių. Tai truko vos trumpą kvapą užgniaužiančią akimirką. Staiga stebuklingai užčiapiau gyvybės užuomazgos kraštelį, sugavau mažutę paslapties valandėlę prieš ją išnykstant visatos bedugnėje. Staiga pajutau laikantį delne mažyti savo pasaulį. Ne, žemė nebuvo nyki vieta, nebuvo netvarkinga homo sapiens apgyvendinta buveinė. Šią trumpą minutę ji tapo planeta begalybėje. Tas nepažįstamas ypatingas silpnumas apėmęs dėka prarasto ir atrasto momento suvokimo. Buvo mano vienos. Džiūgauti ar gedėti? Kas aš tokia nykiame dangoraižio kabinete? Ką man su tokiu jausmu daryti? 1000 klausimų užplūdo tą valandėlę. Kodėl privalau gyventi su milijonais homo sapiens, kurių nevargina panašus jausmai? Skaudančia širdimi gailėdama, jog likusią dienos dalį mudvi su Kalija praleisime nežinios prieblondoje, aklinai užvėriau žaliuzes. Jokie spinduliai neturi klientams blizginti akių, jų neturi kamuoti panašus egzistencijos klausimai. Klientai privalo likti ramus, taikingi, lyg sofos katinai, plūkauti apgauti tyvuliuojančio anemiškų santykių ir prislopintos šarvojimo salės tylos. Gailėjau anos paslaptingos akimirkos, kuri išties buvo mano savastis. Ar įmanoma sulaikyti akimirkas akimirksnių išnykstančias? Ar žmogiškojo gyvenimo džiaugsmas ir prasmė yra ieškoti, atrasti ir prarasti? Velneva. Puikiai žinau šitą savijautą. Dažnai prasidedančią nuo nekalto nuovargio ar po ligos, vos žingsnis nuo apatijos. Nieko negaliu padaryti. Kažkuri mažutė mano dalelė vylingai šnabžda ragindama atsiduoti saldžiam tinguliavimui, nepaisydama kitos puselės raginimo kelkis nevėkšla, marši vonę, išsivalyk dantis, susitvarkyk spintos kratinį, apsirenk, susišukuok, drožk laukan, pražioplinsi savo laimę gulinėdama, eik ir griebk tvirtai abiem rankomis, bet pirmiausiai išsivalyk dantis. Taip, dantys. Tie ypatingai svarbus gyvenimo elementai, kuriais atsikandų būties ir išlikimo kąsnį kasdieninį. Gremžiu kaulą, smulkinu salotų lapus, kramtau pupeles. Ko šis rėpti dantų nereikia? Jie tarnauja atbaidyti nedraugą ar atvirkščiai parodyti palankumą. Vakarėliuose ar verslo pietų užstalėse mikliai savo statusą nuskanuos iš dantų. Nupaparacins, palaikins socialiniuose tinkluose, haha. Kadaise panašiai turguje pražiodę arklį iš šio dantų būklės nustatydavo amžių ir sveikatą. Kalbėk, meluok, rodyk, ką nori, formuok programėlėmis akinamas šypsenas,
kurk avatarus, dirbtinio intelekto fotokliedesius. Kartelį neapdairiai nusižvengsi, haha. Pasaulis kaip mat pamatys, kaip gyveni. Akinamai balti dantys rodys sėkmę ir tvirtus ryšius, gelsvi atsainų nerūpestingumą, liūdėsi ar sielvarto užuomazgas. Nejaugi vėl depresija. Dėl geltonų, rusvų ar josvai gelsvų dantų niekas nesivargins su tavimi kalbėti. Neabejotinai atsidūrei šūdrų ar atmatų paribyje. Neveltui rūpestingoji sąžinės puselė nuoširdžiai pergyvena dėl mano. Niekšelė greičiau dėl savo statuso. Nesvarstau, kuri iš šių dviejų yra protingesnė ar teisesnė. Pasipriešino abiem. Nutilkite įkyriosios, gulėsiu ir nesikelsiu, kol nepaaiškinsite, kodėl turėčiau. Tegul visokie YouTube'ės pliurpologai prikišamai brukdami išgalvotą laimės prasmę siekia Nobelio premijos vertų išvadų, panašių į tūkstančius Gretų Thunberg klimato kaitos kliedesius, kurie esą nekas kita, kaip mokslu nepagrįsta religija. Pala gerbiamusios, kokiame amžiuje gyvename? 18 ar 21? Teisingai. Palikim pliurpologams privilegiją tuščiai gadinti orą. Tegul ginčiasi, tegul naikina šusnis popierių, baisiai neekologiška. Tegul manipuliuoja įmantriais gremėzdiškais terminais, aiškindami tiesas senai žinomas egzorcistams, žiniuoniams, burtininkams ir kaimo bobutėms. Aha. Pastarieji kliovėsi primityviąją psichologiją ir gamtos ženklais? Taigi, gamtos. Ištisos žmonijos kartos lindi virtualybėje, įsivaizduodami esą gudresni už gamtą. Verčiau drožtų porai dienų miškan be išmaniųjų technologijų, molekulinės virtuvės ir filtruoto vandens. Tuomet pasižiūrėsime, kas laimės. Negražu burnoti už ekranų saugiai pasislėpus. Mielosios mano puselės, jei įrodysite, kad šiuolaikinių ekstrasensų pastangos nesiekia technologijų, suskystintose žmonijos smegenyse sukurti uždangą gamtai, tuomet atsikelsiu, išsivalysiu tos prakeiktus dantis ir eisiu. Velnias, juk pasiutusiai gera gulėti ant sofos priešais TV su pyragu burnoje. Pasak senuko Emanuelio Kanto, manoji laimė sietina su maloniais jausmais ir yra aiškiai išreikšta pyrago formos materija, akivaizdžiai joje susitelkusi. To nepaneigsite. Kodėl turėčiau viską mesti, keltis ir eiti? Gatvėje galiu sutikti abstrakčią laimę nesuvokiamą mano protui. Mielosios mano puselės, štai ką pasakysiu. Jūsų noras beprasmis, nes aš nenoriu. Nuliūdote? Gaila. Bet jeigu padėsite apsispręsti, mielai šį klausimą apsvarstysiu ir kiekvienai atskirai pranešiu. Kas jeigu gatvėje laukia problemos? Laimė nekeliauja viena. Štai, palaimingai kemšu turčiuką, mano svoris auga matematinė progresija. Rytoj baidysiuosi svarstyklių. Tiek to, tai bus rytoj. Šiandien nesijaudinsiu. Šiandieną man labiau rūpi drauge su pyragu nykstanti laimė, kuri ką tik leptelėjote apie materijos amžinumą, vienos formos virsmą į kitą. Tiek to, nesvarbu. Abiem rašau po 10. Iš prigimties esu dosni. Negailiu nieko, ko nepakeliu, nepanešu, ko negalėsiu paimti su savimi nei šiapus, nei anapus. Dėja, mielosios, apgailestaudama pranešu, po mano mirties, taip pat ir jūsų, nuosavas mūsų kūnas suskils į smulkiausių dalelių – atomų, neutronų, protonų, mezonų, hadronų, kvarkų, bosonų. Išsisklaidys visatoje, taps medžio lapo, miglos, rasos lašelio ar paprasto pakelės akmens dalimi. Kol tapo mano kūnu, kiekvienos puselės mažiausia dalelė apkeliavo 1000 žvaigždžių, pabuvojo milijonu kitų organizmų dalimi. Mes – gyvos, amžinos, nemirtingos. Mes neišnykstame. Iš kartos į kartą perduodamos atminti esame visur, todėl nebūtina nuolat priminti apie asmeninės laimės virsmą antsvoriu. Pati žinau. Šiandien apie tai negalvosiu, o rytoj išmesiu svarstykles.